Sveiki, esu Saulius ir dabar pademonstruosiu, ką mes galime įvertinti ir pamatyti, žiūrėdami į čiurnos lateralinę sritį. Norint geriausiai įvertinti čiurnos šoninės srities struktūras, aš esu išdirbęs savo tokią savotiškai metodiką, tai yra su savo pirštais, su savo delnu prispaudžiu paciento pirštus ir su kita ranka aš tiesiog tartum ištraukiu kulną į save tam, kad man geriau eksponuotųsi visos struktūros ir taip optimaliai išsitemptų raiščiai. Pradedu irgi tokioj sagitalinėje, tokioj horizontalioj plokštumoj, skersinėje pačioj plokštumoj. Vėlgi matau mūsų kaulinės struktūras, tai yra blauzdikaulis, matau štai šeivikaulis, pavažinėjau, aš matome aukštyn žemyn. Ir ko aš dabar ieškau, be abejo, tai yra raiščių. Ir vienas iš raiščių tai yra mūsų priekinis tibiofibuliarinis raištis. Ir vėlgi, jeigu mes pamiršime pasukioti daviklį, visada laikysime štai tokioj horizontalioj plokštumoj, mes lyg kažką vienu metu ir matysime, bet ne taip aiškiai. Ką mes turime daryti visada, tai yra keisti daviklio padėtį ir išvesti tokią įstrižinę padėtį. Ir kaip matome, tiesiog daviklio kraštas, priekinis kraštas aukštyn, užpakalinis kraštas žemyn. Jeigu aš dabar keliausiu palei kaulų kontūrus, aš aiškiai identifikuosiu štai puikiai gražiai atrodantį priekinį tibiofibuliarinį raištį. Tai yra, matome prisitvirtinimą jojo prie blauzdikaulio. Panašu, kad galbūt tas raištis ir storesnis štai šitoj vietoj, o šita vieta prisitvirtina prie šeivikaulio. Ir vėlgi verta žinoti, kad šitas raištis yra sudarytas iš daugelių komponentų, čia tik tais vienas iš jų. Keliaujant šiek tiek distalin, matome štai dar vieną tokį apatinį raištelį, apatinį komponentą, žodžiu, šito raiščio yra nemažai. Taigi mūsų priekinis tibiofibuliarinis raištis, jo tipinė tokia padėtis. Keliaujam prie kito raiščio ir norint įvertinti jau mūsų šaukikaulio ir šeivikaulio raištį, mes turime iš šitos padėties po truputį horizontalėti. Dar kartą pradedam nuo pat pradžių. Čia mūsų blauzdikaulis, mūsų šeivikaulis ir aš po truputį šitoj vietoj horizontalėju su davikliu ir matau, kai aš atsisveikinu su mūsų blauzdikauliu ir pasisveikinu su šokikauliu. Ir būtent tarp šitų dviejų kaulinių struktūrų aš dabar ieškosiu kito raiščio, kitos tokios fibriliarinės struktūros, kurios aš čia ir idealiai matau. Taigi, mūsų čia yra šokikaulis, mūsų čia yra šeivikaulis ir mūsų atafailas dar kitaip. Ir dabar čia štai sustosiu. Pati raištinė struktūra yra štai čia, tvirtinasi irgi štai čia, o gilumai šiuo atveju yra įsiterpęs dar papildomai, kaip matome, riebalinis audinys. Taip pat čia dažnai mes galime matyti ir skysčio sankaupėlę, kadangi pats raištis įeina į talio-kruralinio sąnario kapsulės sudėtį, todėl yra natūralu šiek tiek ir to skysčio matyti arba riebaliukų, kuris irgi priklauso kapsulės pačiai sieneliai. Taigi mūsų atafailas yra čia. Dar trečias raištis, kurį mes irgi turime pamatyti, tai yra kalkaniofibuliarinis raištis. Kaip jį reikėtų surasti? Pradėkime vėlgi nuo pat pradžių. Tai yra, kai mes ieškojame priekinio tibiofibuliarinio raiščio, pakeitėm į atafailą ir iš esmės turime grįžti prie tos pačios padėties, kaip ir priekinio tibiofibuliarinio raiščio, turėtume ieškoti ir kalkaniofibuliarinio raiščio. Tai yra tik tais šiek tiek daviklis, aišku, jau turi dabar remtis į mūsų išorinį maleolą. Pagrindinės struktūros, ką mes turim orientuotis, tai yra peronijos sausgyslės ir mes kaip tik štai čia centre jas ir matome. Po apačia, kaip matome, pradeda ryškėti tokios kitos fibriliarinės struktūros, tai ir yra mūsų kalkaniofibuliarinio raiščio sritis. Ir dabar aš matome, po truputį stengiuosi adaptuoti patį daviklį ir aš jį čia, šitą mūsų raištelį, kalkaniofibuliarinį raištį ir matau. Štai vieta, kur tvirtinasi mūsų raištis prie kulnakaulio, čia graži horizontali padėtis. Šičia matosi štai mūsų peronijos pačios sausgyslės, o štai proksimaliau mūsų kalkaniofibuliarinio raiščio dalis tokia darosi tamsesnė, hipoechogeniškesnė, iš esmės dėl anizotropijos, nes jinai po truputį artėja prie mūsų daviklio ir jinai atrodo tokia tamsesnė. Aišku, būtų idealu
ją pamatyti visą baltą šviesą, bet mums ne visada tas pavyks. Štai dar kartą mūsų kalkanio fibuliarinis raištis. Kitos struktūros, kurią mes irgi turime įvertinti čiurnos šoninėje srityje, tai yra būtent peronijus raumenys ir sausgyslės. Ir aš dabar, kaip matote, esu irgi tokioj skersiniai plokštumoj virš mūsų šeivikaulio ir keliaudamas aš po truputį aukštyn, matau kaip formuojasi peronijus longus, grinai raumeninė pati dalis. Keliaudamas distalin matau peronijus longus tik tais jau sausgyslę, gilumoje formuojasi peronijus brevis, raumeninis pilvelis ir matosi štai formuojasi jau atskira sausgyslė. Čia tik tais turim peronijus longus, čia mes turime peronijus brevis ir jau ties šeivikaulio kažkur distaliniu pačiu galu mes matome, kaip lieka savotiškai tik tais jau dvi sausgyslės peronijus longus ir peronijus brevis. Dar kartą, peronijus longus, peronijus brevis. Ir kas yra svarbiausia, kai mes važiuojame su davikliu palei išorinį kontūrą, mes visada turime sekti abidvi šitas sausgyslės, jokiu būdu nepamesti iš regėjimo lauko. Ir šitoje vietoje mes matome, pasiekėme mūsų kalkanio fibuliarinį raištį. Čia peronijus longus, peronijus brevis. Keliaujame dar distalin, persekiam šitas dvi sausgyslės, sutinkam nedidelį štai tokį kulnakaulio gumburėlį, kuris atskiria šitas dvi sausgyslės. Ir dabar šitoje vietoje aukščiau aš matau peronijus brevis sausgyslę. Ir aš jeigu keliausiu palei peronijus brevis sausgyslę, keliauju skersiniai plokštumai, tol, kol aš pasiekiu mūsų penkto padikaulio bazę. Galiu pasukti daviklį išilgai ir įvertinti peronijus brevis sausgyslę išilgai ir jos štai prisitvirtinimą prie penkto padikaulio bazės. Grįžtu atgal prie tos vietos, kur mus išskiria. Dar šiek tiek galima pasukti koją į tą pusę. Dar kartą mūsų peronijus brevis, peronijus longus sausgyslė. Ir jeigu aš persekiosiu štai peronijus longus sausgyslę, matom, jinai lenda gilyn, darosi tokia hipoechogeniškesnė. Ir ją pamatyti darosi sunkiau, nes jinai lenda į tiesiog ties kubakaulių kraštų, lenda į patį padą ir ją pamatyti, įvertinti sudėtingiau štai šitoje vietoje, nes jinai užsilenkia ir jau reikėtų pado srityje vertinti būtent peronijus longus sausgyslę. Taigi, grįžtant atgal, peronijus longus, peronijus brevis, kalkanio fibuliarinis raištis ir štai matytos struktūros. Taigi tiek iš čiurnos lateralinės srities ultragarsinio tyrimo.